Antrasis aspektas. Artumas yra liudijimas. Svarbu ne tiek vykdyti apaštalavimo veiklą, kiek būti, tai yra gyventi meilę taip, kad ji būtų užkrečiama ir keistų tikrovę. Štai kodėl mūsų dvasingumui būdingas apaštalavimas skatina ne tiek pamokslauti, kiek sutartinai liudyti. Viename telefoniniame pokalbyje Kiara sakė: norėčiau, kad taip, kaip ir pirmaisiais laikais, ne vienas iš mūsų nemanytų, kad gali išsigelbėti pats vienas ir kad vos gavęs idealo dovaną, savo ruožtų įžiebtų ugnį. Bendruomeniškas artumas yra tipiškas mūsų dvasingumo elementas. Galbūt, sakyčiau, netgi unikalus. Kiara tai gerai paaiškina šiame fragmente, aprašydama tą nepaprastą vynuogių kekės idėją, kurią galbūt šiandien turėtume vėl atrasti. Kai pamažu Jėzaus daigelis mumise sustiprėja, tarnaukime ir padėkime savo vynuogių kekės nariams. Juk žinoma, kad brolis, kuriam padeda brolis, yra tarsi įtvirtintas miestas. Supažindinkime juos su gyvenimo žodžiu ir palaipsniui su visu mūsų dvasingumu. Rodykime kiekvienam visišką savo pasitikėjimą, padėdami jiems savo ruožtų perduoti kitiems, ką yra gavę. Tai mane labai palietė. Perskaičius šiais metais mus pasiekusias artumo patirtis, o jų buvo tiek daug, man atrodė, kad daugelyje iš mūsų įvyko tikras apaštališkas atsinaujinimas. Visų pirma, tapdami artimais, mes paprasčiausiai mylėjome. Stengiamės patenkinti artimo poreikius, būti arti žmonių, tapti viena, net jei kartais tai reiškia likti neaktyviais ir tyliais. Mes suteikėme apaštalavimui širdies konkretumą ir žmogišką šilumą. Nesavanaudiškai ir turėdami vienintelį tikslą – mylėti kitą. Mes patys taip pat pasijutome praturtėję. Per mano meilę, sako Kiara, atsiskleidžia ir persiduoda Jėzaus meilė. Ji tarsi lęšis, kuris surenka saulės spindulius. Priartinus prie jų šiaudelį, šis užsidega, nes spinduliams susikoncentravus, temperatūra šokteli į viršų. Taip kartais nutinka ir žmonėms. Jie atrodo esą abejingi religijai, tačiau kartais susidūrę su žmogumi, kuris yra Dievo meilės dalininkas, jie užsidega. Nes įveikia kaip lęšis, kuris surenka spindulius, uždega ir apšviečia. Su šia Dievo meile širdyje ir dėka jos galima daug pasiekti ir pasidalinti savo atradimu su daugybė žmonių. Čia išryškėja bene tipiškiausias mūsų dvasingumo elementas – bendruomeninis ir socialinis artumo pobūdis, kuris jau išreiškiamas įvairiais būdais. Be kekių yra aplinkos ląstelės. Mūsų miesteliai, Marijapoliai. Gali rastis ir kitų naujų liudijimo formų, dėka mūsų artumo aplinkiniams, kuriems visada norime liudyti ypatingą mūsų idealo dovaną. Jėzų tarp mūsų.